Ar pastebėjote, kad dažniausiai viską stengiamės sutvarkyti protu? Analizuojame, planuojame, bet vidinė įtampa vis tiek niekur nedingsta. Taip nutinka todėl, kad dalis mūsų energijos vis dar laikosi kažkur praeityje, prisirišusi prie emocijų, kurių niekada iki galo taip ir neišjautėme. Emocijų paleidimas tai ne bandymas viską iš tikrųjų pamiršti ar mąstyti pozityviai. Tai drąsus žingsnis į save. Tai pasirengimas pagaliau pastebėti, įsiklausyti ir suprasti, kas manyje vis dar skauda, ar mane stabdo. Tai gebėjimas priimti savo jausmus ir paversti juos nauju suvokimu, kitokiais pojūčiais. Ir galiausiai paleisti visam laikui tą vidinį skausmą, tą emocinį bloką, kuris yra užstrigęs. Kai tai įvyksta, kūnas atsipalaiduoja, išsilaisvina protas, atsiranda kūrybiškumas ir ryšys su savimi tampa gyvas. Grįžta energija, pasitikėjimas ir vidinė ramybė, kurios iš tikrųjų negali suteikti jokios išorinės aplinkybės. Drugelio metodas padeda šį procesą išgyventi sąmoningai, be baimės, be spaudimo, su aiškumu ir pagarba savo vidiniam pasauliu. Aš, Rita Regalė, pokyčių ir streso valdymo ekspertė, padedu paleisti tai, kas jūs slegia, stabdo, kad galėtumėt gyventi laisvai, drąsiai, su pasitikėjimu savimi.